Sveiki, aš esu žemės ūkio ekspertas. Pristatau Jums vieną iš žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano prioritetinių priemonių – tai miško veisimas ir atkūrimas. Lietuva turėtų daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų pasiekti aplinkos ir klimato tikslai. Žemės ūkio sektoriuje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sudaro didelę bendro kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei CO2 kiekio dalį, o pievų ir miškų anglies absorbavimo pajėgumas mažėja. Lietuvoje miškų ir miškų ūkio plėtros strateginis tikslas – didinti miškų teikiamą įvairiapusę naudą visuomeniai, atsižvelgiant į miško augimo trukmę, nuosavybės formų skirtumus, užtikrinti darnaus miškų ūkio principų įgyvendinimą visuose šalies miškuose. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, reikalinga sukurti tinkamas ekonominės sąlygas. Intervencinės priemonės pagalba įveisiamas miškas, atlyginama stichinių nelaimių miškams padaryta žala. Intervencinė priemonė, orientuota į miško veisimą ir atkūrimą, ženkliai prisidės siekiant atliepti medžių rūšių augimo greitį ir produktyvumą. Galimi pareiškėjai – juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdinta žemė planuojama apželdinti mišku priklauso nuosavybės teisė ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teisę. Prašomai paramos sumai viršijus intervencinės priemonės biudžetą atliekamas paramos paraiškų atrankos vertinimas, pirmenybė skiriant. Pirma, miškui, kuris veisiamas arba atkuriamas mažesniu miškingumu pasižyminčiuose Lietuvos regionuose, atsižvelgiant į statistinius duomenis. Antra, veisiamam miškui, kuris formuojamas kaip atskiras miško fragmentas, nešliejant prie jau esamo miško plotų. Remiamas tik vietinių medžių ir krūmų rūšių sodinimas, kurios prisitaikiusios prie klimato ir Lietuvos ekologinių sąlygų. Parama investicijoms, skirtoms miškui įveisti arba pažeistam miškui atkurti, teikiama taikant vieneto įkainius, nustatytus pagal miško želdinių rūšinę sudėtį 1 hektaro plotui. Kai miško želdinimo ir žėlimo projekte numatytas laikinos apsauginės tvoros įrengimas arba miško apsaugai numatyta naudoti repelentus, papildomai skiriama vienkartinė tvoros įrengimo išmoka arba apsaugojama repelentais išmoka už pirmuosius želdinių augimo metus, tik tais atvejais, kai jie naudojami. Galutinė paramos suma priklauso nuo miško želdinimo ir žėlimo projekte numatyto ploto, kuriame veisiamas arba atkuriamas miškas, ir taikomų želdinių apsaugos priemonių. Parama teikiama veisiant mišką pirmą kartą žemėje, kurioje jis prieš tai neaugo. Parama teikiama pateikus patvirtintą miško želdinimo ir žėlimo projektą bei kitus nacionaliniuose teisės aktuose miško įveisimą reglamentuojančius dokumentus. Privaloma laikytis nacionalinių teisės aktų reikalavimų, veisiant vietinės medžių ir krūmų rūšis. Veisiamo miško plotas turi būti ne mažesnis kaip 0,5 hektaro, išskyrus plotus besiribojančius su mišku. Miško želdinimo ir žėlimo projekte turi būti numatyta, kad veisiamų želdinių rūšinėje sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% lapuočių medžių rūšių. Parama neskiriama žemę apsodinant plantaciniais miško želdiniais, žaliavinėmis medžių ir krūmų plantacijomis ir kalėdų medeliais. Parama stichinių nelaimių pažeistam miškui atkurti skiriama su sąlyga, kad pažeistas ne mažesnis nei 0,5 hektaro miško plotas. Kiekvienas pasodintas medis – tai žingsnis į tvaresnę ateitį.